Sveiki, ponai ir ponios. Šiandien sausio galas, jau kelias dienas iki vasario 1. Orai vis mus stebina, plius dabar rodo 7. Mašinai vėjo praktiškai nėra, tik tai toks lietutis pavasarinis kapsi, viens prie vieno kaip pavasaris. Nei pridėsi, nei atimsi, aišku, gaila, kad neturėjom to žiemos, neturėjom nei ledo, nei sniego, nei čiuožinėt, nei slidinėt. Bet ką padarysi, nes klimatas turbūt visur šyla. Ar čia tik tai porą, trejetą metų tokių papuolė, kur taip šilta. Bet iš kitos pusės mums, mūsų hobio mylėtojams, tai yra į naudą. Mes visą žiemą galim važinėti po laukus ir bandyti surasti kažką įdomus. O šiandien vykstam į kaimą, seną kaimą, jis dar ten ir stovi. Kasinėsim pačiam vidury kaimo. Ten yra toksai ruožas, kuris yra išartas ir galimai, kad ten dar nieks nebuvo įkišęs nosies. Tai ant to ploto, kuris išartas, uždėjo žemėlapį, rodo, kad ten netoli stovėjo namai, bet ant pačio to ploto kažkaip nerodo. Kitą žemėlapį uždėjęs, atrodo lyg ir ant to ploto kažkas buvę, bet kaimas tikrai senas. Cariniai žemėlapiai rodo, kad jis jau ten buvo ir dar vis jis ten pat ir stovi ir klesti, ten gyvenimas verda. Tai ūkininkui paskambinau vakar, paprašiau, tai maloniai sutiko, labai jam ačiū už tai. O ką šiandien pakelsim tam laukelį ir būtinai ir su jum pasidalinsim. Tai kol kas tiek, draugai, bičiuliai, einam, ieškom, randam. Toks va laukelis. Iš tikrųjų nemažas plotas čia. Pasivaikščiot yra kur, o kas išlys šitam laukelį ir su jumis pasidalinsiu. Kol kas tiek, o dabar į paieškas. Čia turim signalą nuo šiam 4 iki 7 vėjo. Kažkas dar tokio. Čia kažkur aš jaučiu. Čia kažkur. O čia, atrodo, yra polus. Kažkas tai polus. O, ir dar suskylę. Tu pažiūrėk. Kažkai čia pas mus iškrito. Pavalysim truputį ir bus matyti. Kaip giliai vanduo įkrito. Čia greičiausiai arba buvo perkalta, arba peršauta. Ne, perkalta, čia greičiausiai ir dar, atrodo, iškirpta. Panašu į sidabrinę monetą. Dabar tikrai sunku bus pasakyti, bet kažkas čia iš jos darytų, bet čia labai panašu į sidabrą. Namie pažiūrėsim. Gal geriau pasivalius, pasimatys, kas čia buvo per daiktas. Įmam. Buvo signalas 7.5, 8.2, aš ten su pinu pakrapščiau ir va, labai įdomus dalykėlis. Tai kartu pažiūrėsim, kas ten yra. Kas čia įdomu toks buvęs, tai nelabai suprantu. Čia kažkokie užrašai. Čia skylutė kaip medalis kažkoks galbūt. Boniarti. Boniarti kažkoks užrašas. Iš čia iš neržaveikos, iš ko iš čia pagamintas. Ir čia kažkokie tai užrašai yra. Įdomus.
kažkoks metalinis, nemetalinis sunkus. Jeigu kas turit minčių, kas čia galėtų būti, tai palikit komentarą, būsiu dėkingas. Įima. Čia turim signalą 84, 85. Labai panašus į sidabrinės monetas ir snegiliai. Nu, žiūrim. Bus ar ne? Labai norėčiau iš tikrųjų. Yra moneta, bet gaila, kad ji nesidabrinė. Ji nesidabrinė, o čia Nikolajaus antrojo, man atrodo, 1 kapeika, jeigu neklystu. Sinešus gerokai. Tai truputį aš ją pavalysiu. Jo, čia. Net aš neįžiūrėsiu, dabar reikia valyti. Nikolajus antrasis ir 1 kapeika, va, carinė tokia. Įimam. Čia turim signalą 91, 93. Žiūrėjom. 88, 93 dabar rodo. Nu, pažiūrėjom. K6. O čia kažkur yra. Čia kažkas. Šitam. O čia. Vyručiai. O toks va žiedelis. Labai gaila, kad jis nei sidabrinis, nei varinis. Bet čia vestuvinis moteriškas žiedas. Ir kas mažiau pinigėlių turėjo, tiek caro laikais, tiek tarpukariu, vat, darydavo tokius varinius žiedelius vestuvinius. Buvo aišku dar ir sidabriniai. Įimam. Čia turim signalą PM6, PM8. Štai toks. Čia kažkur jaučiu. Toks kaip pusiau juodas, toks įdomus. O čia kažkur. Va, oho. Eik tu so. Eik tu so. Sekundę. Šitas didelis labai. Čia kryžiukas lepisto. Čia aš gal užbrukiu. Būtų gaila. Galimai aš čia su kastuvu. Eina tą. Nu gal ištiesinti gražiai. Aš jį kažkaip sities. Nu bet tokio dydžio, ponės ir ponai, aš pirmą kartą matau. Labai didelį. O toks va grožis. Ne, gal ir ne aš čia. Čia iš seniau, jo, nelinkęs dabar. Tai greičiausiai aš jo ir neištiesiu, jeigu ne dabar. Dar čia emalės likusios truputį. O toks va staveravierų sentikių vadinamų kryželis lepestok. Gražus visi ornamentai išlikę, bet dydžio tai įspūdinga. Nu. 5 cm, jeigu išsitiestų 5 cm, panašiai. Nu geras, dar gal daugiau. Įimam. Čia turim signalą 8183. Panašiai toks. O čia kažkur. Čia kažkur tas mūsų objektas. O čia vyručiai. Čia matau yra apvalus. Mačiau. Davai. Pažiūrėsim, kas čia yra pas mus. Nematau dar. O, užsinešus. Dabar palei kontrą supratau, kad čia va tokia va
Nikolajaus II 1 kapeika. Imam. Va vyručiai, va čia buvo 1 kapeika Nikolajaus II, o čia buvo paviršutinis signalas, bet 56-58 ir čia irgi yra moneta. Nežinau kokia, ne moneta. Ne moneta, vyručiai. O čia yra saga. Sulūžus auselė, čia kažkoks užrašas matosi, vėliau pažiūrėsim, o čia ornamentų nėra. Ima. Čia turim signalą 709, 71, kažkur panašiai. Čia jaučiu. Čia kažkur. Čia kažkas yra. Ja. Avo. Pagaliau kažkas normalesnio. Čia toks priesmėlis, tai gerai išsilaiko. Patina grįžiau sėdės. 10 kapeikų, kokie čia tai metai. Nelabai dabar žiūri, 1873 kažkas. Nelabai matau. O, tokia va. Nikolajaus II 10 kapeikų. Įimam. Čia turim signalą 8890. Toks gilesnis, man atrodo. 91-93 dabar rodo. Nes čia, man atrodo, tai pusė kažką. Šitas gilokai. Gilokai tas mūsų objektas. O aš matau jau ten prie šono apvalus. Ai ne, apsirikau. Pasirodė, kad apvalus, bet čia paprasčiausiai. Kas čia? Opa, vyručiai. Ir dar sveikas. O čia tai radinys. Daug jų radęs, bet visi sulaužyti. O šitas va, visas sveikutėlis. A, čia tokie buvo alaviniai kareivėliai. Kai kurie iš jų turėjo ir dabar turi nemažą vertę. Aišku, jis šiek tiek nešęs, bet visas sveikas. O čia tai o toks va kareivis su vėliava. Reikės pasidomėti. Prieš šį radinį truputį giliau. O toks va, vyručiai, alavinis kareivėlis su vėliava. Raudonosios armijos karys. Imam. Einam, ieškom, randam. Čia turim signalą 57-58. Kažkas tai panašaus. Kažkur čia aš iškasiu. Pasižiūrim. Čia. Bus, o čia kažkur jaučiu. Šitama. O čia jau įdomiau. Čia kažkas panašu. Ponios ir ponai, į tarpukarį. Tiksliai dabar nežinau, bet daiktas matosi senas, kai ženkliukas. Patirties šitam reikalė aš daug neturiu. Tai kas žinot, nuo ko šitas labai gražus daiktas. Palikit komentarą, būsiu labai dėkingas. Va toks va
ženkliukas buvęs ar kokarda buvęs. Nu kažkas įdomaus čia, bet nepasakysiu kas. Įmam. Čia turim signalą 91-90. Panašiai toks. Neiškasiu aš jo. O čia kažkur visai. Pažiūrėm, tai šį pas mus. Šį kart porite. Čia kažkur. Kur? O čia kažkas. O čia, jo. O čia vyručiai yra apvalus. Ir čia yra dinga, aš matau pagal erelį. Nes pirštinėm nelabai kas bus. Metų aš neįžiūrėsiu, bet va, erelis gražiai išsilaikęs dar. Ir čia užrašai 1,751 galbūt. Namie pažiūrėsiu. Šiandien ir taip apsiniaukė, o jau dabar po pietų į vakarą tai iš vis. Įmam. Buvo kem 6, kem 8 ir... Opa. Ir dar vienas lepestok. Sentikių kryželį. Ir šitas truputį palenktas. Nu kas čia šiandien? Kas čia šiandien yra? Kad jie visi sulankstyti. Ir šitas truputį mažiau. Bet vis tiek palenktas. Ant šitą emalę dar ryškiai matosi mėlyna. Gražiai buvo padaryti. Antras šiandien. Gražuolis, šitas tik mažesnis. Anas toks labai didelis. Moteris milžinė. Nešioja Ana turbūt. Beje, šitos lapelius, jeigu lietuviškai sakant, nešioja tik tai moteris. Vyrai jų nenešiodavo. Įmam. O čia turim signalą šiam 5, šiam 9. O čia tas mūsų signalas kažkur. Jau po biškį pradeda tempt. Reikės. O čia kažkur. Po biškį jau link namų ruoštis. Čia kažkas yra. Op, op. O čia, draugai, bičiuliai, yra sidabriukas. Tai dabar neaišku koks, nes arba visai jis jau ten lygus, arba nelabai man matos. Ai, jo, čia yra Jekaterina II ir Grivinikas. Bet čia, kur turi būti galva, tai nelabai jau turbūt, nu gal dar pasivalys, o čia dar matosi, kad Grivinikas bet kokie metai, tik namie galėsi turbūt įžiūrėti. O toks va Jekaterinos II Grivinikas. Įmam. Bičiuliai, o taip ir prabėgo ta mano diena šitam laukelį. Dar turbūt kokių pusvalandį arba kem minučių ir sutems ir teks važiuoti namo. Bet norėjau jums parodyti, koks nuostabus saulėlydis. +7 sausio galas. Lietuva. Nei pridėsi, nei atimsi, bet oras tai nuostabus. Einam, ieškom ir randam. Čia turim signalą šiam 7,
7, kažkiam 5, 7 toks. O čia kažkur girdžiu 3 dabar. O čia vyručiai yra dar vienas apvalus. Kol kas negaliu matyti. Na jo, iš erelio matau čia dinga, bet jau toks truputį pavargęs. Šiuo metu aš nematysiu. Tokia va moneta dinga. 1700 kažkokiu tai metų. Im! Dar kartą sveiki visi ponai ir ponios. Tai toks va mano tas šiandieninis kopas, patys matėt, ką čia mums pavyko pakelt. Visai neblogai manyčiau, nors iš to lauko tikėjausi daugiau, bet yra kaip yra. Iš tikrųjų išvaikščiau aš visą tą lauką, bet vienoj vietoje tik tai užčiuopiau, kur buvęs kažkoks tai statinys, ten visą pagrindą ir radau. Tai iš tikrųjų šauniai pasivaikščiau, ilgokai aš ten buvau tam lauke, visą aš jį išvaikščiau. Tai aišku, galima dar būtų ten sugrįžti, jeigu ten sukultivuotų ir sulygintų, nes ten tas arimas toks truputį žiaurokas. Tai tiek šios dienos kopo ir susitiksim jau greitai kitam lauke. Einam, ieškom, randam.